Taip, tai šiandien yra šitam šone visi eina nustatymai, va šiandien dydis, nu visokius šiandien šitos paspaudos, bet pavyzdžiui, šiandien jeigu palauk biškį. Ir va, čia, pavyzdžiui, zoom. Galima nuo pat pradžių didint dydį, o galima ir dydį, pavyzdžiui, reguliuoti. Pavyzdžiui, čia kairį pelės klavišų taškiuką paspaudėjai, reiškia, čia atėjai taip, o toliau gali paspaudęs klavišiuką palengvinti. Ir tau bus, pavyzdžiui, taip, ir čia mažiukas eina. Čia paspaudė taškiuką uždėjai, gali vėl didėti. Ir vėl didėja. Na ir va šiandien, čia matomumas, visible, atsiranda vėl, ir vėl šitą reguliuoji, kiek matosi, matomumas, koks viskas. Nu, live number, koks bus. Number tai šiandien jo visokius tos nustatymus. Nu, čia yra labai daug nustatymų. Pavyzdžiui, 2 kartus paspaudus kairių pelės klavišo, propėtės atsidaro. Štai šiandien patai, kad čia gali pakeisti, čia daug viso kaitaliojimo. Bet šiandien jau pasiskaityk pas, nes čia labai ilga pasakojimas turi būti. Nu, pagrindė mums tai viską įrašė, uždarom, nereik, viso. Ir dabar atsidarom šiandien. Ir mes žiūrim jau įrašytą tą, pažiūrim, ką mums įrašė. AVI. AVI, matai, visai kokybė graži, viskas labai, bet tik tai AVI, jisai kai yra labai didelis, matai, po truputį jisai stringa, taip greitai nerodo. Todėl mes AVI, kai visuomet padarysim į TEC2 formatą. Nu, aš nežinau, gal AVI galime ir konvertuoti, bet aš darau su Pinnacle. Ir surandu mūsų AVI failas, įsikelia ir padaryti, jau dabar pakeičiu ne AVI, o padarau TEC2 ir kaip rašysim bandymas. Aš prisidarau efektų ir paskui juos panaudoju ir aš tos efektus galiu uždėti į After Effects. Tai aš turiu pasidaręs taip, sakysim, tokį turiu. Nu, žalias, mėlynas, juodas fonas, čia kas man reikalinga. Tiesiog paėmęs nuotrauką, padaręs kadrą, galima tiesiog nuotrauką dėti, bet matai, nuotraukos formatas netitiks tokio dydžio. Todėl aš padarau TEC2 formatą, o iš šitą paveršė AVI. Tai dabar įdėsim žalią. Žalią padaręs, įdėdu, gerai, taip. Ir čia 9 pas mane 1000 kadrų. Per akis net per daug būna tokio. Ir pas mane yra žalias fonas. Aš pasidarau žalią foną. Nu, ugnį, įsidėsim ugnį. Štai, dega ugnis pas mane. Sidarau. Ir dega ugnis. Aš čia nedarysiu 1000, man užteks 120, čia tik tai kaip pavyzdį. Viskas, žaliam fone įsidėjau ugnį. Įrašiau. Ugnis. Įrašiau. Encoder, full frame, ok, viskas, man įrašė ugnį, tvarkoj, įrašė ugnį, aš iškart pasidarau TEC2 failą,
ugnis. Viskas, veik mūvė. Prašau. Ugnis 2. Konvertavau. Ir konvertavau ugnis 2. Ir mano vat, žaliam fone viskas yra. Ką toliau mes dirbam? Jeigu man dabar to efekto, pavyzdžiui, ugnies reikėtų, vat kur nors, aš jau tenais, kur pateka iliuzin, ten įdėta į viskas, aš jau nieko negaliu daryti, bet aš noriu, pavyzdžiui, dirbti su After Effects. Aš atsidarau After Effects. Nu ir dabar, sakysim, įsikelsiu va tą pačią aikštelę. Įsikėliau tą aikštelę. Aikštelę. Ir dabar, pavyzdžiui, šiandien va dabar norėsiu ką nors padaryti, kokią ugnę, ką. Ir įsikeliu failą ir padaryta jau štai ugnis 2. Vat, įsikėliau va tą savo padarytą su Particle Illusion. Štai, matai, vat, yra įkelta, bet kraštai yra tokie tamsus biškė, tai juos apkirpsim. Apkirpsim biškį, kad jų neliktų. Tvarkoje apkirpom. Ir dabar ką mes padarom? Panaikinam žalią foną. Ir dabar efekt paspaudžiam King Light ir paėmam spalvos pieštuką ir paspaudžiam ant žalio. Viskas, dingo. Ir štai pas mumi jau atsirado ugnis. Va, ir mes tą ugnį dabar net galim visai tvarkyti, kaip norim. Na, sakysim, šičianais dega miškas padaryti galim. Štai 5 sekundės. Mes edit. Duplikatą padarom šitą visą. Perkeliam aukštyn. Atsidarom. Transform. Ir opacity. Darom. Peršviesimą. Štai matom, kur ugnis yra. Ir dabar mes padarom kaukę. Taip, padarim. Šiandien daug, čia, matai, reikia labai gan kruopščiai daryti. Viską šiandien tik tai ant greičio darysiu. Na ir vat. Ir mes jau, vat, matai, galim viską manipuliuoti. Ir paleidžiam. Štai pasidarėm mes savo efektą. Ir turim nuosavą efektą. Štai miškas dega. Tai vat, tiek to darbo yra.